Sveiki, draugai! Aš Aurimas Avantiūristas ir šį sezoną jums pasakosiu apie savo laisvalaikį, užimtumus, ekspedicijas ir visokius ekstremalius užsiėmimus. Tai, manau, prisėskit, prisijunkit ir keliaujam kartu. Labas rytas, aš Aurimas Avantiūristas, dabar turime beveik 4 valandą ryto ir ruošiamės į ekspediciją, keliausim į Estiją, 2 dienų išvyka, ekstremali, važiuoja 7 žmonių grupė, lankysime 1–2 pasaulinio karo objektus, apleistus kalėjimus, požemius, kasyklas, tai laukia labai įtemptos 2 dienas, apie kurias jums tenksimės papasakoti. Tai iki susitikimo kitam kadre, o mes negaištam laiko, šokam ir važiuojam. Taigi, sustojam trumpai kavos pertraukėlį, esam Estijoje, Parnų miestelėje. Tai kas domisi automobiliais, turbūt žinote, kuo garsus šis miestelis, tai šalia esantis Porsche ringas, bet šį kartą ne apie automobilius, keliaujame iki mūsų pirmojo objekto, liko apie 100 km, tai gera valanda, jau turime po 8 ryto, gan greitai judasi, gan greit Latviją peršokom, tai manau, greitai susitiksim jau pirmam objektui ir galėsime apie jį plačiau papasakoti. Tai keliaujam. Pirmas mūsų objektas, atvykome į rūmų kalėjimo karjerą, užlipę paskui parodysim šiek tiek iš aukščiau. Tai kuo ypatingas ir įdomus šitas objektas, kad kalėjimas pradėjęs veikti dar 1-ojo pasaulinio karo metu. Ir čia kaliniai kolonijomis buvo verčiami dirbti, kasti uolienas, viduje turėjo fabriką, gamino gaminius ir iki pat nepriklausomybės veikė šitas kalėjimas, šitas karjeras. Po to, kai atėjo nepriklausomybė, kalėjimą uždarė ir šitą objektą apleido. Kai objektą apleido, išjungė visus siurblius ir faktas automatiškai karjerė pradėjo kilti vanduo, visas perteklinis vanduo nebeišėjo per kanalus į laukus ir pradėjo semti žemiausiai esančius pastatus. Žemiausiai esantis pastatai buvo mokyklos korpusas, ūkinės dirbtuvės. Tai paskui šiek tiek vėliau parodysim iš viršaus vaizdų, kaip tie pastatai atrodo po vandeniu. Tai toks ypatingas objektas, o apie patį kalėjimą šiek tiek plačiau papasakosiu jau nuėjęs į vidų. Tai kol kas žiūrėkite vaizdai, kaip atrodo iš viršaus. Taigi, užlipam į karjero viršų, turbūt galite įsivaizduoti, kokio gylio yra karjeras, kad
taip atrodo kalnas. Ir turbūt šiek tiek matote, kai karjerą vanduo yra pakilęs, tai turim apsemtų pastatų. Čia buvo mokymo padalinys, apačioj po vandeniu dabar nesimato, buvo ūkinės patalpos, tai tikrai stipriai kilo vanduo, išjungus visas siurblinės ir apleidus šitą objektą, bet iš kitos pusės šitas objektas tapo patrauklus turistams, ypatingai vasarą. Dabar čia vyksta nardymo užsiėmimai, galima nerti į pastatus, tai jeigu pažiūrėjus vaizdelius, vaizdai nuostabūs. Tai va, čia šiek tiek pabūsim ir toliau žaisim į pačią teritoriją. Šiek tiek gal matosi, bandysim atrasti pačio kalėjimo fragmentus ir galbūt pavyks įlysti į vidų. Tai iki greito, mes bandom lipti žemyn. Jeigu galvojat, kad tai lengva užduotis lipti į užšalusią karjerą smėlio, tai smėliukas kaip tarka. Jeigu paslysi, tai viską nusibalnausi. Stengiamės šitoje vietoje neskubėti, saugumas yra svarbiausia. Tai kolegos viršuje po vieną atsargiai leidžiamės, kad nebūtų jokių nesusipratimų. Netgi ženklai apie tai byloja. Pirmas objektas, bet aš jau sušylęs. Tai dienos pabaigoje, manau, visą komandą čia vos kojas pavilksim. Bet įspūdžiai atperka viską. Tai velkitės į avantūras, tikrai verta. Taigi, nusileidę nuo karjero, atėjome ir prie pagrindinio kalėjimo patekimo. Tai buvo dvigubi vartai, įvažiuodavo technika, pradžioj užsidarydavo, jie pilnai pertikrindavo ir tik tada technika galėdavo įvažiuoti į teritoriją. Tai čia yra administracinis pastatas, pradėsim nuo jo, apeisim administracinis sporto salę, paskui parodysim šiek tiek geresnio sluoksnio kalinių gyvenimo vietą. Ir paskutiniai vietai turbūt užeisim į karcerius, kur ten net dabar vaikščioti yra baugoka. Tai manau, palaipsniui einam ir pasižiūrėkim, ką gero ten pamatysim. Kaip man tai atrodo, patekimas gana modernus, bet iš tikrųjų kalėjimas užsidarė tik atgavus nepriklausomybę, kažkur apie 91 metus. Bet iš tikrųjų, palyginus apleistus objektus, faktas, šitas yra pusiau muziejus, jis yra ganėtinai gerai išsilaikęs. Pažiūrėkit, pavyzdžiui, čia turėjom pasikalbėjimų kambarėlį. O, labas, Rokai. Ir vėl tave uždarė. Nepasisekė. O, gal kas pieno paliko. Ach, tu velniau, nebėra. O gal kažkur kitur. Pabandysim atrasti, yra vienas šitam pastate kambarys, kuriam visos sienos dar po šiai dienai buvo išpaišytos įdomiais plakatais ir gyvais piešiniais. Tai pabandysim prabėgti per tos 3 aukštus. Aš lyg ir pamenu, kur yra tas kambarys, ar būtinai jums parodysiu. Tai pabandom jį surasti. Virtuvė. Iš tikrųjų, sunku patikėti, objektas uždarytas beveik prieš 30 metų, bet kai kurios įrangos vis dar išlikusios, neišnešiotos ir, nežinau, čia metalo vagis taip nesisuka ir pamatyti tokius objektus, tai, iš tikrųjų yra ganėtinai įspūdinga. O, kalinys atvyko. Prašom, pasirašykit dokumentus, parašus čia. Kiek sėdim? 2 metai? Gerai, dabar jau 4 sėdėsit.
didelis objektas suskirstytas tikrai ne į vieną zoną, tai šiek tiek trunka laiko viską patikrinti, bet tikrai labai verta. Čia svarbiausia nepasiklysti. O, administracinio pastato viena pagrindinių salė, kur būdavo priiminėjami sprendimai. Tai kas įdomu, kas yra išlikę, tai faktas, pačio kalėjimo brėžinys, maketas, jis jau šiek tiek apgadintas, bet kas iš istorijos pusės įdomiau, pasižiūrėkite. Elektrinis šildytuvas. Wow. Žiauriai kietai. Žinau, kad yra vienas kambarys, kur tikrai labai gražiai išpaišytas, tai galite atkreipti dėmesį. Fantastiniai piešiniai visose pusėse. Ir tiek metų išlaikyta ir nenuvandalinta. Niekas neišdraskyta. Labai kietai atrodo. Turėjom pirmą patalpą. Norėjom per aną pusę išeiti, bet dabar apeisim šitą pastatą šiek tiek iš dešinės ir eisim per kitą pusę. Įdomu tuo, kad šitas patalpas administracinės suskirstytas į 3 dalis, tai mes pirmoj buvom, einam į antrą, paskui pabandysim trečią. Be kita ko, šitas visas kalėjimas turėjo savo vidinį parkelį, kuriame būdavo, kaip tuojant populiaru, fontanai, pasisėdėjimo vietos. Tai pasižiūrėkite. Dar panašu yra išlikęs ir skėčio formos fragmentas. Fragmentas fontano. Tai iš tikrųjų, faktas nenorėčiau papulti į tą aplinką, kai jisai visas veikia, bet netgi ir kalėjimuose būdavo tokie atpalaiduojantys elementai, kur galėdavo žmonės, administracija turbūt ateiti šiek tiek atsikvėpti nuo visos šitos rutinos. Visada smagiausia senuose objektuose atrasti laikraščiais tapetuotas sienas. Įdomu, kelintų metų. Pabandysiu atrasti. Žinoma, 89. Vienas laikraštis. O, šitas jau naujesnis, pažiūrėkit, gal atpažinsit automobilį? Geras. Kartais tokie užrašai visada papasakoja didesnę istoriją. Ir įdomu, kad čia tos istorijos tikrai palikta be galo daug, niekas neišnešiota, tai labai įdomu. Nu ką, esam Mūro kalėjimo direktoriaus kabinete. Įdomu tai, kad direktoriaus kabinetas yra ligoninės patalpose. Tai taip įdomu, ar direktoriui patiko dažnai matyti seselės, daktarės, aišku,
o galbūt vien dėl to, kad čia buvo ramiausias patalpas. Tai vienas geriausių išlaikytų patalpų, visas stalas, tai tikrai labai įdomi vieta, ta visa aura, žinant šio objekto istoriją. Dar pabandysime kelias vietas apeiti, bet direktoriaus kabinetas, na, tikrai kaip direktoriaus. Ir pabaigai paskutinis ir tikrai delikačiausias turbūt vaizdas šio kalėjimo karseriai, kur buvo laikomi patys blogiausi. Tai trumpai jums parodysiu bendrą vaizdą, kaip atrodydavo. Tokie kambarėliai, maks vienam žmogui ir daugiau. Viskas sanmazgas, visas pragyvenimas vienai patalpoje. Čia jau patekdavo tikrai išrinktieji. Žinoma, dar yra antram aukšte dar mažesnės patalpos. Tai, na, kaip pagalvoji, tai patalpoje. Vargu išbūtum ar valandą, čia gyvendavo metų metus. Stipru. Geras. Išlikusios klastis, su kuriuom užrakindavo. Ir netgi lova, kurią galima būdavo atkabinti nuo kabliukų ir išskleisti. Tikrai stebina šitas objektas savo išlikusią autentiką, išlikusiais visais daiktais. Tokį vaizdą, kiti tik tais košmarę sapnuoja. Bet čia prašau. Ir turbūt įdomiausia tai, kad čia nebuvo pats žiauriausias Estijos kalėjimas. Pats žiauriausias Estijos kalėjimas buvo pačiame Talino senamiestyje, paskui vėliau mes jums parodysim jį. O ten būdavo vykdomas ir mirties bausmės. Tie, kurie patekdavo čia, dar džiaugdavosi, nes turėdavo galimybę išgyventi. Kas pakliūdavo į pačią Talino kalėjimą. Ten jau be bilieto atgal. O, geras radau. Čia turbūt bus boileris. Karštai vandens tiekimui talpa. Naujas įvadas. Paskutiniai dokumentai, kurias radome, buvo 2004 metų. Turbūt jisai dar kažkiek veikia, bet faktas jau be kalinių. Bet laiškai dar buvo užsiunčiami. Taigi, draugai, šiandien
apie šį objektą ir apie kelionės pradžią jau baigėme ir iki susitikimo kitoje Avantiūristo laidoje. Iki!